Arvedos gydytoja diplomuota mokslų daktarė geidžiamiausia laidų viešnia. Asta Keturkienė vegetarinė vartojant alkoholio bei cheminių vaistų. Sveikatinimą įskatina netradicinėmis priemonėmis, nors yra prisiekusi Hipokratui. Asta išmano puikių žiemiškų bei artėjančio pavasario patarimų ir nežalingų organizmo valymo būdų. Ar tikrai reikia valytis? Patirčių šiuo klausimu esama visokiausių, todėl dar viena tikrai nepamaišys. Beje, norint kas rytą iš lovos išlipti teisingą koją, reikia laikytis vos kelių taisyklių. Fizinį kūną prisižiūrėti būtina, nes perteklinis svoris veda į ligą, bet alinti save gilinant stresą, va čia yra klaida. Nes aš dažnai klausiu savo pacienčių konsultacijos metu, gerai, tarkim, atsiranda potraukis saldžiam skoniui. Suvalgo, tarkim, bandelę ir tada sakau, ir ką dabar darote, pjaunat save. Nu tai taip, tai reiškia, kokia iš to nauda. Nu suvalgiai, tai pasijuok. Nu, paprasčiau žiūrėti, nu pasijuok, nu suvalgiau, nu astelį, nu suvalgiai. Ir viskas, bet kad tai netaptų įpročiu, atleisti savo. Na, psichologai sako, mesgi suvalgom savo neigiamas emocijas. Ir vaikas verkia, davėm saldainį, vaikas neverkia. Saldus skonis veikia raminančiai. Visada visus. Tai yra pirmas skonis, kurį mes patiriam su mamos pienu. Jo tokia paskirtis yra nusiraminti. Tačiau tas saldusis nusiraminimas neturėtų tapti įpročiu, sako gydytoja ir primena, kokiamis mitybos taisyklėmis pagrįstas mokymas, kurio ji pati tikė. Arvedas sako, kad turėtume maitintis pagal savo konstitucinį tipą, pagal dienos ir pagal metų laiką. Tai todėl, tarkime, tos dabartiniai tokie teiginiai, kad, tarkim, visiems reikia valgyti be druskos, kad saldų skonį reikia eliminuoti iš savo mitybos ir taip toliau dėl porcijų kiekio, visiems žmonėms tai netinka, negali tik, nes mes esame skirtingi. Vieni valgom ir bet ką ir bet kiek ir kaip liekni, taip liekni išliekame. Kitigi storėjos ne nuo vandens. Taip, kad vienodos mitybos taisyklės negali tikti visiems, bet yra bendrybės. Dienos porcijų kiekiai. Štai mes turėtumėm trečdalį skrandžio užpildyti kietų maistų, trečdalį skystų ir trečdalį palikti oro. Ir kaip supras, kiek oro valgom iki pirmo atsirūgimo. Atsirūgę, lėtiname valgymo tempus, antras atsirūgimas turėtumėm kilti nuo stalo. Kodėl? Todėl, kad turi suvirškinti maistą, nes priešingų atveju mes turbūt ir patys esam sakę, kad stovi maistas. Stovi, reiškia, nevirškina. Nes Arveda labai akcentuoja tokią svarbę tiesą, kad nesuvirškintas ir savo sudėtim tobulas maistas virsta toksinais. Visgi užsižaisti su maistu ir visą dieną užkandžiauti nereikėtų. Maitintis pakanka 3 kartus per dieną – pusryčiai, pietus ir vakarienė. Pastaroji turi būti suvalgyta iki 6 vakaro. Dar reikėtų žinoti, kad sunkiau atsispirti tiems patiekalams, kurie yra saldus ir sūrus. Mūsų lėkštėje turi būti visi 6 skoniai. Tai yra saldus, sūrus, rūgštus, kartus, aštrus ir sutraukiantis. Arba rišlus. Ir tik tai jų skirtingi kiekiai, skirtingiems žmonėms. Tai tada mes nenorėsime ko nors dar valgyti. Nes pavalgom saldaus, norim kažko kartos ir taip toliau. Tai šiuo atveju mes gaunam tos skonius su padažais trūkstamus. Ir daržovės įvairių spalvų, idealiu atveju jos turėtų būti sorų kruopų košė ir kotletukai rutuliukai iš plekščių su daržovėmis. Sveikas skonis tai yra tas, kuris mums teikia ir malonumą. Mes dažnai galvojam, kad sveikas skonis tai reiškia kažkoks asketiškas, mes turim labai nusiteikti, kad sveikai maitintis, mes nieko panašaus. 6 skonių pilnatvę atranda augaliniuose produktuose, nes jau daug metų nevalgo mėsos, žuvies ir kiaušinių. Aš neplanavau ilgam tapti vegetarė, aš tik tai norėjau pasivalyti organizmą. Dėl to aš susilaikiau, kaip man atrodė tuo metu, ne mėsos. Prieš 18-19 metų, nežinau. Bet paskui pradėjo ateiti kitokios mintys. Pavyzdžiui, dabar manęs klausia, kodėl aš nevalgau mėsos, aš tada atsakau dažnai klausimą, ar kas nors turi mirti, kad aš pavalgyčiau. Bet šiaip aš patenkinta savo pasirinkimais, nors daug kur buvau balta varna. Dabar jau
daugiau vegetarų nais laikais, mūsų mažiau būdavo, bet vėlgi, jeigu aš to puikuosios ir jeigu savo pacientus konsultacijų metu taip pat norėsiu padaryti vegetarais, aš labai klysiu. Jeigu žmogus nori valgyti mėsos ir jos nevalgo, tai kokia nauda kam? Gilinam streso lygį savo, mes dauguma gyvenam stresą. Tapusi vegetare, moteris atsisakė ir kavos, juodosios arbatos bei alkoholio. Asta tiki rytų medicinos tiesomis, pasak kurių šie gėrimai sujaukia protą ir mintis. Kaip aš suprantu, kad alkoholio reikia tada, kada reikia pabėgti nuo tų situacijų, su kuriamis nesusitvarkau pati. Tai yra kitų būdų, kaip priimti išbandymus, kaip juos išgyventi, kaip nusiraminti galiausiai. Tai aš labai daug dirbau ties tuo ir aš ieškau priežasčių savy, kodėl aš susinervinu, nes anksčiau kaltindavau kitus. Mane sunervino, mane nuliūdino. Reiškia, aš permetu atsakomybę jiems, tada ašgi nieko dėta, aš auka vargšiu. Keblias situacijas išgyventi lengviau, kai imi jas analizuoti ir dėl jų nesigraužti. Asta sako, reikėjo pastangų suvokti, kad konfliktai išryškina ne kitų, o tik savo paties trūkumus. Ašgi turiu pasirinkimą, kaip tą žmogų matyti tą, kuris priekabiauja prie manęs, pavyzdžiui, ar mane apkalba, ar rėkia ant manęs, tai laimingas žmogus tik taip nesielgia. Tai aš turiu pasirinkimą, paklausti, gal galiu ko padėti, gal tam žmogui, gal jis tiesiog, tą emocinį tualetą daro, jis gal tą dekompresiją, kaip mėgstu sakyti, gal jam tiesiog taip blogai, kad jis ieško ant ko išsikrauti. Žinot, ne ant savo viršininko išsikrauti, nepalanku ir finansiškai. Ego labai, žinot, greit pradeda verkti ir garsiai, kad už ką ir kaip jis drįso tada ir čia dabar ir kažką jam tokio atsakyti. Tai tiesiog aš anksčiau turėjau tokį pavėdėję dvasiniam gyvenime, tokį mokytą, kuris manęs klausdavo, Asta, tu nori būti rami ar teisi? Nes ar negali būti taip, kad aš būsiu ir rami ir teisi. Ir pasirinkimas kaip. Tai ir jis norėdavo įrodyti savo teisybę. Kažkai paskutinis žodis mano, bet tai kainuoja. Man asmeniškai kainuoja ramybę, tai tada vidiniai konfliktai, ten vidiniai ginčiai, ten sakai tam žmogui, atsakai už jį ten viduj. Ir naktys bemiegės gali būti dėl to. Tai štai, tai tiesiog man nenaudinga taip. Nemigos naktų Asta yra išgyvenusi daug, ypač pamaininėme darbe, kai tik baigusi medicinos studijas, jauna gydytoja naktimis budėdavo viename sunkiausių ligoninės skyrių. Aš buvau gerokai susigadinusi miegą su savo darbo reanimacija. Aš pasižiūrėjau seną darbo grafiką, kad būdavo 14 naktų ir tame tarpe dar parų nemažai. Tai aš pamenu, kai buvo laidinis telefonas, skambėdavo, kai būdavo užmigus, atsiliepdavo, sakydavo reanimacija. Dirbau priėmimo skyriui ir reanimacijoje. Tai atrodė, kad esu labai savo vietoje ir iš tikrųjų labai džiaugiausi darbo, bet dirbau dideliu krūviu ir vis žmonės mirdavo mano budėjimo metu ir aš atrodo, kad dariau tai, ką turiu daryti, kas priklauso pagal algoritmą ir grįžus negalėdavau užmigti ir galvodavau, o jeigu būčiau tą darius, o jeigu gal būčiau tą vaistą skyrus, gal reikia anksčiau kažką padaryti ir karas skrodimo metu, ar sutaps mūsų diagnozės ir užmigti negalėdavau dėl minčių, dirbau dideliu krūviu ir iš tikrųjų vieną dieną supratau, kad cheminiai vaistai neveikia ligos priežastį ir dėl to labai nusiminiau, aš nežinau, ką man toliau daryti, aš norėjau būti gydytoja, bet norėjau kažkaip kitaip gydyti, kad neliktų nepaveiktos ligų priežastys, nei pasiekmes. Tikrai, šiuolaikinėje medicinoje neatidėliotina pagalba yra būtina. Jinai nepakeičiama nieko, chirurginė, traumatologinė pagalba, kai kurie tyrimai yra nieko nepakeičiami, bet štai tos grandies, kaip pažinti ligos priežastis, kaip jas paveikti, aš nebuvau mokyta ir tada toks nusivylimas savo darbo atėjo ir štai galvojau, kur eiti, nieko kito nemoku, joks kitas darbas manęs nedomina ir pradėjau ieškoti.
Buvo perskaityta daug sveikatingumo gūrų parašytų knygų, peržiūrėta mokymų, o vieną dieną jie atsidūrė Ajurvedos paskaitoje. Sėdėdama galvoju, kad galvą nekinkavau, bet viduj tai buvo taip, iš tikrųjų taip, logiška. Ir tada pradėjau mokytis Ajurvedos akademijoje Lietuvoje, vėliau mokiausi Indijoje. Aš esu rami dėl pinigų, pavyzdžiui, žinau, kad kiek reiks tiek bus. Mes neturim pretenzijų į kažkokią prabangą, bet taip norisi keliauti. Mes neseniai skridome į Indiją valytis organizmą, tai savimi patyrėm, kas tai yra arvedinis valymas. Pančakarma, pančia yra 5 veiksmai. Tai savimi patyrėm, nes skaitau paskaitas apie tai, mokau studentus. Namuose valėmės daugmaž pagal tą metodiką, bet dirbant tai yra nerealu padaryti tinkamai. O ten 3 savaitės buvome klusniais pacientais. Indiją Asta keliavo kartu su vyru ir bendraminčiu Vytautu Keturka, diplomuotu architektu. Po išgyventų asmeninių dramų ir sunkių ligų savo pašaukimą Vytautas taip pat atrado Ajurvedoje. Dabar jis užsiima rytietiškais masažais. Indijoje poros patirtas organizmo valymo poveikis, sako, buvo akivaizdus. Aš neturėjau kažkokių rimtų sveikatos problemų, kad galėčiau pasilyginti. Pavyzdžiui, ta liga buvo mane, dabar jau jos neliko. Bet, pavyzdžiui, mano vyrui buvo pradėjęs kilti kraujo spaudimas, susitvarkė visiškai. Aš žinau, kaip kitiems bendrakeleiviams sekėsi ten, pavyzdžiui, gana gražūs poslinkiai, bet jie turėjo ligų, jie vartojo kažkokius vaistus, bent jau epizodiškai. Bet aš tik žinau, kad tą turėtumėm daryti visi, nes užsiteršiame netinkamų maistų, netinkamų kiekių, gyvenam užterštoje aplinkoje, gyvenam lėtiniam streso, kuomet visos organizmo funkcijos netinkamai vyksta, nes jeigu daugiau streso hormonų, tai reiškia metabolizmas, medžiagų apykaita netokia ir suvirškinimas kreivas, sakau, taip toliau. Tai vadinasi, skirti savo dėmesio, mano galva, yra būtinybė, nes kodėl tu taip darau, todėl kad kad nori būti ilgiau aktyvi ir kažką daryti prasmingo. Aš nežinau, kas manęs laukia ateityje, bet tiek, kiek suprantu, aš privalau daryti. Investicija į savo sveikatą 2 medicinų gydytojų rūpinasi kiekvieną dieną. Anksti prabunda, pasiražo ir iškart keliasi iš lovos. Sako, nesivoliojimas migyje labai svarbus. Jeigu pabudę neatsikeliam iš karto, tai mes aptingstame tiesiog. Ir prarandam savo darbį. Tai tada reikia kažkokių tai dopingų, tada reikia kažkokių stimuliantų mums. Bet idealiu atveju per porą minučių turėtume išlipti iš lovos. Antras žingsnis – kūno higienos ritualai, kurie prasideda nuo burnos, tai yra dantų ir liežuvio valymo. Tai paplakti aliejų burnoj, pateliuskuoti į kokias 4-5 minutės, tinka šalto spaudimo aliejus. Mes naudojam sezamo aliejų, bet gali būti ir kitoks. Tas veiksmas yra aprašytas senovinės Ajurvedos traktatuose, vadinamas gandaša, ir sakoma, kad teigiamai veikia 30 ligų. Tai ne tik tai dezinfekuoja burnos ertmę ir tarpdančius, bet taip pat gerai padeda esant ir migrenai ir ten visokiem. Aišku, kada blogas burnos kvapas, tai irgi labai veiksmingai yra. Taip kad, nes kodėl? Įsivaizduokime, kad širdis plaka 60-70 kartų per minutę. Po liežuviu yra puikiai kraujotaka. Juk mes širdį veikiančius vaistus, validolį, nitrogliceriną po liežuviu siūlome dėti, įdant iš karto suveiktų. Ir toks vaisto įvedimas į organizmą prilygsta intraveninei injekcijai, nes labai greitai įsisavina. Tik tada Asta geria šilto vandens stiklinę ir ruošiasi darbams. Tai prasideda sveikata besirūpinančios moters diena, teikianti pilnatvės ir laimės pojūtį. Aš jaučiuosi, kad aš ganėtinai prasmingai gyvenu. Aš dirbu darbą, kurio tikiu, aš patenkinta rezultatais. Aš turiu nuostabų vyrą, kuris jau daug metų mes kartu ir jis visada mane įkvepia, palaiko. Tai aš esu laiminga tam santykiu, aš esu saugi. Kaip moteriai labai svarbu jausti saugumą, tai aš esu saugi. Ir man tą saugumą dar priduoda, santykį su kūrėju. Tai nes aš žinau, kad jis mane myli, kokia esu.